Mano vardas yra Aušra, pavardė vokiška, nuo vyro Fezer. Atvykau aš čia iš Vilniaus, tačiau iš tikrųjų esu gimusi ir užaugusi Aukštaitijoje, Rokiškio rajone, bet baigusi geografijos studijas, dirbo Mokslo akademijos Baltijos krantų tyrimo laboratorijoje ir atvykau tyrinėti Baltijos pajūrio. Taip ir užsilikau čia. Tai va, ta nuotaika ir yra svarbiausia, ką jinai skleidžia, ir visą laiką, aišku, remiesi kokiu nors ten rimtų žmonių pasisakymais, kurie labiausiai ir atskleidžia tą nuotaiką, kaip Sartras užlipęs ant kopų pasakė: jaučiuosi tarsi būčiau rojaus prieangyje. Nu ką gali geriau pasakyti? Tai mane Kuršių nerija tiesiog pagavo, paėmė ir sakė: viskas, čia dabar tu turi būti. Ir man buvo aišku, kad nieko kito daugiau aš gyvenime nenoriu daryti, tik tai kažką veikti čia. Labai. Man tiesiog gera būti čia kiekvieną dieną. Man labai yra įdomi Kuršių nerijos visa istorija, viskas, kas čia dabar vyksta. Ir labai norisi kažkaip tai suvokti, kas jinai yra per reiškinys. Nes niekaip kitaip negalėčiau pavadinti. Jinai yra ne šiaip savo teritorija, tai yra reiškinys. Iš tikrųjų, kyla labai daug minčių. Yra mūsų tam tikros augalų, gyvūnų rūšys, dėl kurių mes turim atsisakyti. Gal mes, aišku, nesam žemės ūkio kraštas, gal pas mus nėra taip svarbu, bet kad nedaryti tam tikrų veiksmų kraštovaizdyje, dėl kažkokių tai, kaip sakoma, vabalėlių, dėl ten, sakykime, ateina kažkokia tai svetimžemė rūšis, kaip robinija. Kiek verta dėti lėšų, pinigų, energijos, darbo, kad to nebūtų? Kur yra tas balansas? Aš manau, kad kiekvienas žmogus čia turi savo atsakyti tos klausimus. Apie tai šneka mokslininkai Vilniuje. Kur yra tai, kiek mūsų kormoranų reikia? Kas yra pas mus svarbiau? Ar sengirė? Ar tie paukščiai? Tai mes iš tos klausimus atsakinėjom jau labai daug metų, ir aš manau, kad tiesioginio atsakymo taip ir nebus. Kiekvienas momentas yra konkretus ir visą laiką reikia tikrai labai pasverti, kur yra gamtosauga, kur yra tikra, kiek jai verta investuoti, o kiek leisti, taip sakant, žmogui čia taip atsiskleisti su visais savo norais. Mums galbūt yra labai didelis noras, kad kažkoks veiksmas vyktų, kad būtų judėjimas, kad kažkas tastytųsi, kad kažkas kurtųsi. Ar tai mus išgelbės? Aš nežinau. Ramiai miegoti, nes čia ta tyla tiesiog yra fantastika. Va, tenka kartais išvažiuoti, galvoju, o kokį mes turim gėrį. Ir tas pats, mes čia dabar stovime, tas gaivus vėjas su tam tikrų kvapu, nu jo, ko gero, išvykus į žemyną, tai tikrai labai trūksta. Ir tų vaizdų, tų erdvių plačių, kad kiekvieną kartą ateini prie marių ir toli gali matyti. Tai šito visada labai norisi. Ir tos geltonai mėlynos spalvos. Taip, šviesios atminties architektą teko pažinoti, teko su juo bendrauti. Jisai buvo tas tikras Kuršių nerijos žmogus, kuriam rūpėjo viskas. Pro pirštus tiek, kiek jisai suprato, kiek jam atrodė, tai jisai tikrai labai nešė tas savo idėjas. Ir tai, ką sukūrė ir padarė Algimantas Zaviša, tikrai dėl to niekas niekada neabejojo. Tai buvo tiesiog gerai, jam buvo viskas svarbu. Ir dabar dažnai aš labai išgirstu, jeigu čia būtų Zaviša, tai nebūtų atsitikę. Jis buvo tam tikrų vertybių saugotojas, pro kurį nepraeidavo. Tai šitai, aš manau, yra labai svarbu.